excited esu belė kaip. Patogu, visai galva nesiremia. Nu čia ateis audrai, tai gerai bus. Ateina toks promising debesis. Panai bėgo į pogą ir sugadino pogą. Atsikėliau ir kraunuosi dalykus į žaibus. Pagriebsiu Dovilę, pagriebsiu Igną ir lėksiu. Nu ką, judam į žaibus. Atvažiavau Ignelę ir reikia laukti. Nu va, Ignelę jau kokią valandą laukiu. Štai, man atrodo, ateina jisai. Vėluojant, tu vėluoji, 9 sakai būsi. Tai kiek dabar? Po 9-9? Po 9, kem 2. Klausime. Vat vadinasi, daiktų daugiau negu proto. Da, pas mane va pergrūsta. Dar Igno nesusidėjom ir dar Dovilės laukia. Nu, kažkaip ištetrinom visus daiktus. Nuo daiktus sutetrinom. Va, ateina keliauninkas. Dabar važiuosim juostelės ir tada pas Dovilę. Čia renkam paskutinį keliauninką. Su mažiausiai daiktų turiu pastebėti. Kitą kartą, man atrodo, reikės busiuką imti važiuojant į žaibus. Susipirkom, dėliojam tetrį. Tai kelionė dar neprasidėjo, bet daiktų va pilna mašina. Sustojom degalinį, vyksta valgymas intensyvus, skanaus. Nu, aš va persirengiau festivalio nuotaikom jau. Pavalgom ir važiavam. Atvykom į festą. Eilės tai tokios, va. Nu čia gali tekt palaukti porą minučių. Draugai labai excited, laukia. Aš excited esu belė kaip. Labai laukiu festivalį. Jo, labai laukiu. Nu, vis dar laukia giliai, tai va, mūsų irgi reikiuojasi. Kokie draugai excited visi. Labai laukia koncerto, labai smagu. Koks ten paukštis? Po truputį artėjom link tikslo. Va, ten ta būdelė. Jau kaip ir nebetoli visai. Čia jau net laikė kelionės. Buvo labai įtemptas važiavimas. Draugus iš viso laukti, viskas va. Išeina. O aš va sėdžiu su daiktais mašinai. Eilė tai jau kokį 20 minučių visiškai nejuda, tiesiog stovi vietoje. Na, šiek toks progresas yra, bet ten kokia eilė. Kažkaip ne į tą festą, man atrodo, pataikė. Čia va narkotikų ieško, bet kažkaip čia ne jėga, žaibaigi, alaus geriau ieškotų. Pusė festo video bus kaip stovėjom eiliai. Kita pusė kaip geriam. O, jau krausto mašinas, tai va tu ir mane pakraustis, galėsiu pravažiuoti pagaliau. Na, čia bandysim parkuotis. O čia kažkur gyvensim. Išsipakavom viską. Pastačiau palatkę. Labai daug darbo iš tikrųjų buvo. Nežinau, su kuo daugiau darbo ir su Ignu ir su mano buvo. Bet va, stovi, dabar eisim į tuoliukus ir merčą. Aš eilėse stovi, kol tie L'Orealų perka. Gerai. Bus barkšt. Geras saldus. Dabar vyksta šiek tiek atsipūtimas. Išsetapinam viską, merčą nusipirkom. Stojamas mano sumuštinis gamybos. Skonis kažką labai primena, bet negaliu pasakyti, ar bomžo koina. Labiau bomžo šiknaskilė. Dovilė taip neskanu, kad to išspjaus. It's moist. It's moist, yes. Pavargo, sakė, jis miegot jau. Kažkas Lukai, artistiškas, neautistiškas. Nežinau, looks pretty fucking autistic to me. Artisti. Va, kokios konstrukcijos. Super tiesiog čia. Patogu, visai galva nesiremia. Nu čia ateis audrai, tai gerai bus.
Jau visi saugus būsim. Krapštėm į pirmą koncertą, tai eisim Gyos paklausyt. Atvyko ir vėlyvėjai svečiai. Būna, bet jeigu nesnesi, tada ir kitam viskas. Nes man, pavyzdžiui, nėra. Tu žinai, kad atvarėjai su žmonėm, kuriem per 30 atvarė į festą, įkilkim žaibų, žmonės kalba apie alergijas. Jeigu man su pirmas eilės, priklauso. O, jau net susijusiu, koks visas. Yra durnių, kur eina žiūrėti koncertų ir klausyti muzikos, o dar didesnį durniai žiūri fucking Mėnulį. Bet galiu pasakyti, kad Mėnulis gal net zaibiškiau negu koncertai. Po festo visi labai laimingi, nes jungiu flešą. Pensininkai, žodžiu, nebetūsina, net negeria. Užmigom su koncertu ir atsikeliam su koncertu. Tai miego kažkaip nebaisiai daug buvo, bet koncertas nuo ryto tai labai gerai. Ką tik Tūlikė buvom, tai dabar Tūlikų review. Dovilė. Reikia nesitūpti labai žemai, nes viršutinis kakučio gabaliukas gali atsidurti ant tavo žando. Dovilė, kiek pentagramų radai Tūlikė? Nei vienos, bet manau, kad visą šūdų demoną. Va taip vat. Nu, o aš ėjau į Tūliką ir musė taip skrido ir man vat taip prie burnos jau buvo, aš ją biškį nupučiau. Bet taip tai, nu, kokie 2 iš 10. Ir manau, kad bus tik blogiau. 2 iš 10 tu dosnu. Nu, atsikėlėm, dabar vyksta kavos virimas, maisto darimas. Nežinau. Tas vos neišspyriau, buvo ganėtis smarkiai hiperbolizuotas. Man atrodo, jis draudėm. Sprendėm biškį pertraukytę nuo festo padaryti, tai einam pasimaudyt. Nu, bet praktiškai nereik maudytis, nes lyja. Va, ir draugai eina. Ginas tas tuos gilį. Eina savo. Techniškai maudynės įvyko, o praktiškai tai biškį vėsų. Bet nieko, fainai. Oi, labai nustebėjo Ignas. Tai va, susėdom pavalgyt. Pasėmėm burgeriukų. Stopas toks ukmergiai. Neturiu ką pačerint. Nes esi silpnas. Pasakyk. Silpnas esi. Ką pasakyk? Dovilė irgi trešinės. Pati tu vyšne. Normaliai.
Čia vat vyksta pasiruošimas ateinantiems žaibams. Nu, bet jau žaibai kaip ir prasidėjo. Tai reikia tam dalykus dar apdengti. Susikrovėm, sėdim, koncerto klausom ir žiūrim, kaip žaibuoja. Amazing. Tikri žaibai. Atsikėlėm su Dovilio mašiną. Aš toks užtinęs miegot mažokai kažkaip. Tai šitas jau buvo. Labai energingas rytas visiems. Labai šilta. Jei, visi valgo ir geria. Viskas gerai. Skubam pakuotis, nes vat ateina toks promising debesis, vat štai ten. Vyksta pakavimus darbai. Tai palatkę jau supakavom, dabar su Dovilio maistą dėliojam. Ignas ten palatkę savo pakuoja. Welcome to my crib, bitch. Look at all this fucking space. All green. Excuse me, kiek jūs mokate mėnesį už nuomą? 2 blowjobai ir iš tavęs parūkom. Pradėjo lyt. Kas nutiko? Panai bėgo į pogą ir sugadino pogą. Tos panos! Atsitūsnom, paklausėm Ukonose, kažkas gavo į nosį. Tai Ignai, kaip sekėsi Ukonose koncertą? Galiu pasakyti, va, vienas dalykas. Tai čia reiškia gerai sekėsi, bet dar galiu pasakyti, kad tūsas prasideda tada, kai panas švara namo. Einam, hebra, nes tuoj pradės lyti. Paklausime enciferumų. Gerai, labai pastusnom. Tai va, ir laikas važiuoti namo jau. Pakuotis, ilgas kelias laukia. Ugai, kaip vertinat festą? Nelį? Žinai kaip, beveik iškepusi jautieną iš 10. O, gerai. Man šitas Ukmergės burgeris iš 10 tada. Gerai, tai tiek. Taip, ar čia nebus konteinerių? Va, yra konteineriai. Puikiai. Metam iš išvažiuojančio automobilio viską.